Sveiki, mėlyjeji Alytaus regioninės televizijos laidos Kultūros langas žiūrovai. Šį šaltą ir žvarbų ketvirtadienio vakarą kviečiame sušilti klausant optimistinių prognozių. Aplink vis garsiau sklandančios kalbos apie krizę Alytaus kultūros ir meno veikėjų neišgąsdino. Nors Dzūkijos sostinės kultūrininkai milijonais niekomet nesišvaistė, o dažniausiai tenkinosi, galima sakyti, biudžeto trupiniais, taupimas, sako, prasidės būtent jų sąskaita. Ar šioje situacijoje liksime optimistai, žiūrėdami į dangų gerėsime žvaigždėmis, ar tapsime pesimistais, nuleidę galvas verkšlensime po kojomis regėdami neišbrendančią klampynę? Priklausys nuo kiekvieno iš mūsų. Jūsų dėmesiui pokalbiai su kultūros ir meno veikėjais apie idėjas, projektus ir šių metų perspektyvas. Kokie buvo praėjusieji metai? Kiek renginių pavyko surengti, koordinuoti, ką naujo galbūt pradėti būtent jūsų vadovaujame Alytaus kultūros ir komunikacijos centre? Manau, praėjusieji metai buvo gana geri mums. Kūrybingi metai, suorganizuota ir sakykime, koordinuota virš 100 renginių, kuriuose apsilankė 65 000, ne mažiau 65 000 alytiškių bei miesto svečių. Tad toks gana derlius, gana neblogas, prieš ateinant krizei, gal taip sakysim. Tai jūs sakot prieš ateinant krizei, tai galbūt jaučiate tą krizę būtent kultūros srityje, ar tiesiog gyvenate toliau ir turit naujų siekių, planų, juolab, kad girdisi, čia vyksta remontai, tai turbūt ne taip ir blogai, vis einate pirmin. Be abejo, truputėlį gal pradėjom jausti, kad mūsų lankytojai pradeda rinktis renginius anksčiau. Pirko praktiškai viską, bilietus į visus renginius iš eilės, dabar truputį atsirenka. Bet, manau, išgyvensim šitą krizę normaliai, jeigu tai yra krizė, nes vis tiek jau alytiškiai įprato eiti į renginius ir aš manau, kad sunkmetį visada lengviau ištverti su menu, būtent paskaidrinant mintis menu. Kokiais planais Alytaus kultūros komunikacijos centras gyvena šiemet, kuo ketina pradžiuginti alytiškius bei miesto svečius? Pirmiausia, mums rūpi rekonstrukcija pačių rūmų, tai aš manau, kad jau alytiškiai apsidžiaugs, bent jau turėdami patogias sanitarinės sąlygas, nes ir bus griaunami tualetai. Manau, vienas iš tokių reikšmingesnių dalykų bus tai, kad restauruojama bus kamerinė mūsų salė ir atrestauravus ją, žadam su filharmonija vykdyti kamerinės muzikos veiklą, kameriniai renginiai ir kiti panašus seminarai ir taip toliau. Jūsų vadovaujamame Alytaus kultūros komunikacijos centre vyksta ir daug užsiėmimų ir tokios vadinamos kaip ir popamokinės veiklos moksleiviams ir galbūt suaugusiems, galbūt ir pavardinkite ar tiesiog pakvieskite alytiškius apsilankyti, nebijoti ne tik į renginius ateiti, bet būtent ir praleisti savo laisvalaikį. Na taip, mes turim gana nemažai grupių, tai viena iš jų galiu pavardinti, tai ir gitaros mokykla yra, kurie mielai priima visus ir suaugusius ir jaunimą. Gatvės šokių studija Acid Gang, tai mūsų daugkartinis tarptautinių konkursų laureatas, šokių grupė Svajonė, muzikos grupė Miško gyventojai irgi laureatas. Aišku, didžiuojamės mes mūsų cirko Dzūkija, kuris yra absoliutus, sakykime, taip, tarptautinės laureatas ir kiekvienais metais vis pelno vis didesnius
apdovanojimus. Taip kad veiklos jaunimui ir suaugusiems, aš manau, rasim visada pas mus. Na ir kokį galbūt artimiausią renginį, koncertą ar parodą galėtumėme pakviesti alytiškius? Susidomėjimas tokiu renginiu kaip striptizo ereliai, tai čia gal daugiau moteriams šitas renginys. Sausio 16 dieną irgi kviečiame visus. O norintieji išsamiau susipažinti su čia vykstančia veikla, būsimais kultūriniais renginiais ir kasdienė veikla, kur galėtų kreiptis ir sužinoti išsamią informaciją? Aš manau, kad išsamiausia informacija tai mūsų svetainėje, tai akkc.lt. Tenais rasit visą informaciją apie renginius, kada jie vyksta, kokie renginiai vyksta ir kas dalyvavo ir taip toliau. Pasak Lėlių teatro Aitvaras režisierės Loretos Skruibienės, praėjusieji metai jos vadovaujamam kolektyvui esą buvę itin kūrybingi, kupini spektaklių, festivalių, kelionių. Įvairios kelionės buvo, važiavome, gal paminėsiu, į Poznanę, nes mums šitą kelionę labai patiko. Iš tiesų buvom labai šiltai priimti šitų organizatorių, kurie organizavo šitą mūsų kelionę ir sakyčiau, pasirodymą didelėje menų mugėje Lenkijoje, Poznanės mieste, kuri garsi labai yra savo kultūriniais renginiais. Pats miestas yra, didelės dotacijos yra skiriamos kultūrai ir šitiems renginiams. Ir sugrįžtant į Lietuvą, žinoma, mūsų Lėlių kambarį ir mūsų organizuojamus spektaklius, tai per sezoną mes paprastai, dar mes tokios statistikos praėjusių metų dar nespėjome labai jau paskaičiuoti, bet paprastai svyravimai labai nedideli, nežymus būna. Mūsų geriausių sezonų mes suvaidiname kažkur iki 50 spektaklių vaikams čia stacionariame Lėlių kambaryje. Tai žinoma ir mūsų šeštadieniniai spektakliai, kurių rodom kiekvieną šeštadienį 12 valandą. Ir taip pat žinoma įvairūs užsakomieji spektakliai, kur ateina vaikučiai pas mus į Lėlių kambarį ne tik šeštadieniais. Tai galbūt taip maždaug. O žiūrovų, tai iš tiesų žiūrovų paprastai būna skaičiuojant iki 3000. Kažkur mes taip stabiliai, šiemet dar neskaičiavom, bet aš manau, kad tikrai mes pralenkėm savo skaičius, nes Lėlių kambarys vienas dalykas labai nedaug žmonių talpina. Maksimum mes galime priimti iki 80 vaikučių, iki 80 žiūrovų, tai skaičiuojant spektaklių skaičių, iš tikrųjų susidaro netiek jau daug, bet... O kalbant apie šiuos metus, jau atėjusius metus, kokiomis idėjomis, kokiais planais gyvenat? Galbūt ketinate rengti festivalį, kaip ir kasmet ar kas antri metai, kažkokią premjerą rengti. Kiek galite išduoti mums savo planų, tai norėtumėm išgirsti šiandien. Labai sudėtinga, ką nors pasakyti apie perspektyvinius planus, nes, kaip žinot, sakysim, kultūra gal skaudžiausia pajus šitas ekonominės krizės. Šiai dienai mes, žinoma, dar nejaučiam šito, bet nežinau, kai mūsų Lėlių teatras negauna, sakysim, stabilių dotacijų iš miesto biudžeto, tai yra gyvenimas mūsų iš to, ką mes užsidirbame ir žinoma, už kūrybinius projektus, tai sakyčiau, tas laukimas to finansavimo šiek tiek stabdo ir nežinau, tikriausiai ir koreguos mūsų pasirinktus metų planus. Nežinau, baisu ką nors pasakyti, bet yra suplanuota iš tikrųjų labai gražių dalykų. Tai žinoma, kaip visuomet mes tengiamės 2 premjeras parodyti miesto žiūrovui, svečiams miesto. Tai žinoma, spektaklis artimiausias, kuris turėtų pasirodyti balandžio mėnesį arba gegužės, tai yra 3 paršiukai. Na, kaip vienas lėlininkas yra pasakęs, kad kiekvienas rimtas teatras turi savo Šekspyrą arba Hamletą arba Faustą.
iš tų rimtų spektaklių, tai kiekvienas lėlių teatras turi turėti savo 3 paršelius. Tai vat nusprendėme mes įgyvendinti šitą projektą ir pabandysime parodyti žiūrovui 3 paršelius, labai visų mėgiamą spektaklį. O kalėdom, žinoma, kaip visuomet, aš manau, kad ir krizės metais gal kažką pakoreguoti reikės, gal ir nereikės pakoreguoti, bet žinoma, vaikus pradžiuginsime kalėdoms naujų pastatymų. Tai iš tikrųjų bus labai įdomus, tai bus tiesiog visiška naujovė, bet gal aš apie tai nenoriu net kalbėti, kas žino projektus įrašyta, bet labai sudėtinga, jeigu ką nors sumastai, pasakai ir paprastai tas neįgyvendinama. Bet tikiuosi taip nebus. O apie festivalis, tai, sakyčiau, vėl viskas susiveda į tą patį finansavimą ir mes labai iš tiesų stengiamės ir jau pradėjom pirmuosius tokius gairės gal numatyti būsimo festivalio, kuris pas mus vyksta šiaip jau kasmet, tik tai praėjusiais metais šiokią tokią mes poilsio metus palikom, o šįmet, kai Lietuvos 1000-metis artėja, gal šitai progai mes pabandysime iš tikrųjų surengti festivalį, tai jau būtų 9. tarptautinis lėlių teatrų festivalis, jisai yra konkursinis. Ir ką kviesime į Alytų. O kaip su edukaciniam programom? Ar jos taip pat vyks ir šiais metais ir kokios tos programos, kas juose gali dalyvauti? Šiaip taip, mes ir šiais metais šį sezoną gal šiek tiek mažiau mes rengiame edukacinės programas tiek vaikams, tiek dramos bei lėlių teatrų būrelių vadovams padedame. Ir žinoma, jos tęsis, nes tai yra tiesiog numatytos lėšos tam ir manykime, jeigu mes pavyks mums iš kultūros projektų gauti finansavimą, iš tiesų tos edukacinės programos vyks ir toliau, o vaikams tai jos edukacinės tos programos vyksta ir šiandien ir visi gali kreiptis, tiesiog skambinti, nes mes šįmetę pridėjome dar vieną įdomią edukacinę programą, kad vaikai atėję pas mus galėtų pasigaminti lėlytes, mes parodom tai. Tiesiog domėtis reikia, ateiti lėlių teatrą mes visuomet visus labai kviečiam ir prašom. Ir kalbant apie artimiausią renginį ar spektakliuką, į kurį jūs galėtumėte pakviesti dabar televizijos žiūrovus, kada jis bus ir koks jis? Tai visus televizijos žiūrovus kviečiu žinoma į lėlių kambarius, kuris atvertas kiekvieną šeštadienį 12 valandą. Žinoma, mokyklas kviečiam ateiti tiesiog pasiskambinti, užsisakyti spektaklius ir mes tikrai su malonumu jums parodysim. Jūs žinot puikiai visi tą tvarką. O artimiausia šį šeštadienį, tai yra sausio 10 dieną, mes kviečiame dar į premjerinį spektaklį Sniego karalienė, kurie galbūt iš tikrųjų ne visi papuolė į spektaklį, nes tiesiog nebuvo visiems gal vietos papulti į premjerinius, tai visus labai labai kviečiu ir kituosius šeštadienius mes tiesiog rodysim įvairius savo repertuarinius spektaklius, tai ir Spragtukai, ir Pelių karalių, ir Raudonkepuraitė, ir Angelų pasakas, taip kad visus kviečiu, kiekvieną šeštadienį mes tikrai rodysim po naują spektaklį. Klausyk, bet tu manęs neapgausi, tikrai man padovanosi auksinės rogutės? Žinoma, ką jau, aš visuomet laikausi savo žodžio. Laikykį stipriai, mano berniuk, kilsime aukštai į debesis. Sakau, šalta. Glauskis prie mano apsiausto, ką jau. Alytaus miesto teatro meno vadovas Arvydas Kinderis pasidžiaugė sėkmingai praėjusiais 2008-aisiais. O šiais metais nusiteikęs itin optimistiškai ir žinoma kūrybiškai. Planai buvo visi įvykdyti, buvo numatyti 3 spektakliai ir tie 3 spektakliai visi, žodžiu, išėjo. O dėl įvykdymo, žinot, kaip tas įvykdymas, jisai planas yra įvykęs, mes įvykdymą gal netruputį ir pralenkėme, aš taip galėčiau pasakyti, mes nesitikėjome tokio didelio antplūdžio žiūrovų į Džeromo 3 valtyje, tai mes labai patenkinti, kad miesto žiūrovams tas spektaklis, žodžiu, tiko, tai mes dėl to labai džiaugiamės, labai gražus režisierės Kymantaitės darbas. Sausio 16 dieną mes įrodysime, tai labai kviečiame, kas nematė to spektaklio dar.
O kalbant apie šiuos jau prasidėjusius metus, kokie pokyčiai galbūt laukia čia ir teatro rekonstrukcija lyg ir turėtų eiti į pabaigą, ar pasikeis kas nors jūsų miesto teatro aktorių kūrybinėme gyvenime ir galbūt galite išduoti vieną kitą planą, kurį ketinate įvykdyti projektą būtent šiais metais? Na, šitie visi metai, kaip ir visoje Lietuvoje, yra skirti Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui. Na ir turbūt dar vienas toksai siurprizas, kuris laukia ir kartu didelė atsakomybė, tikriausiai didžiosios salės atidarimas. Ir tą progą mes esame numatę tokį gan didelį ir stambų projektą. Tikiuosi, kad teatras tą projektą įgyvendins. Grūšo pjesė Barbora Radvilaitė, tūkstantmečiui skirta ir kartu didžiosios salės atidarimui jinai skirta. Tai čia toks didžiausias projektas. Po to sekantis mūsų projektas vasario 16 dienos paminėjimas. Teatralizuota šventė miesto gyventojams lauke. Dar vienas projektas, muzikinis spektaklis, rokopera turbūt, toks, na, bandymas, kaip dramos aktoriai tą galėtų padaryti. Ir po to paskutinis projektas, turbūt kalėdinis spektaklis. Tikriausiai tai bus irgi lietuviškas autorius, mes bandysime grįžti prie lietuviškų pasakų. Tai vat 4 tokie dideli projektai. Vienas labai didelis, kiti truputį galbūt mažesni. Na, miuziklas, manau, miesto gyventojams turėtų būti įdomus taip pat. Tai va tokie 4 planai, kuriuos mes numatome įgyvendinti. O kalbant apie pačius artimiausius planus, jau šio savaitgalio galbūt renginius, kur galėtumėte pakviesti Alytaus ir alytiškius ir miesto svečius? Kaip minėjau, sausio 16 dieną mes rodome Trise valtyje komediją pagal Džeromą. Tai yra mūsų artimiausias spektaklis. Po to sausio pabaigoje yra numatytas, jau labai teatras gauna tiesiog daug tokių norų parodyti mūsų heroiną. Jaunimas labai nori jį pamatyti ir sausio pabaigoje rodome pirmąją dalį. Taip pat yra daug norinčių pamatyti bandymų dienas pagal Vincą Mykolaitį Putino autorių šešėlį. Dėkui labai ir sėkmės jums kūryboje šiais metais. Ačiū. Dėkuoju, sėkmės televizijai. Kokių naujovių premjerų gali tikėtis Dzūkijos krašto kino mylėtojai šiais 2009 metais? Kol kas kino teatro rekonstrukcijos yra nenumatomos, kiek spėjom per už praeitus metus pasidaryti, pasiremontuoti, pasitvarkyti, tiek ir turime. Planuojame, jeigu leis finansinės galimybės, biškį aparatūrą atsinaujinti. O šiaip galiu nudžiuginti premjerom, nes Kosmo VIP premjeros dabar Alytuje bus kas mėnesį. Kiekvieną mėnesį Kosmo VIP premjera, tai Kosmopolitan žurnalo vadybininkas vis laik pristatys naują filmą. Kuo ypatingos tos premjeros, kodėl reikėtų juose apsilankyti? Tos premjeros yra skirtos daugiau moterim, tai filmai tokio žanro kaip romantinės komedijos, erotiški filmai, komedijos ir kad tinka tematika Kosmopolitan žurnalui. O į kokį kiną ar kino premjerą pakviesite dabar artimiausių metų, kokį gali pamatyti alytiškiai? Artimiausių metų mes pakviesime į Kosmo VIP premjerą Nuotakų karai. Tai romantiška komedija. Po to 23 dieną kviečiu visus alytiškius į 5 dienų avantūrą. Tai yra lietuvių 8 metų naujas filmas, komedija. Tikrai kokybiškai padarytas filmas ir siūlau pasižiūrėti. O kalbant apie bilietus, sakykite, ar kaina išlieka ta pati, ar ji keisis? Šiek tiek kaina keisis nuo sausio 5 dienos. Savaitgaliais šiek tiek brangs bilietai, kadangi nuo sausio 1 dienos kinas nuo 5% PVM šoka į 19%. Ką, sėkmės šiais 2009 metais, geros kloties ir gausaus žiūrovų būrio. Ačiū.
Kokie praėjusieji metai buvo Alytaus kraštotyros muziejui? Ką pavyko nuveikti? Ar pavyko įgyvendinti idėjas, savo kažkokius projektus ypatingus? Pagrindinis praėjusių metų darbas, aš manau, naujos ekspozicijos. Gyvenimas abipus Nemuno. Alytus archyvų, bibliotekų, muziejų dokumentuose ir parengimas. Nes ekspozicijos atidaromos muziejuose netaip jau dažnai ir kadangi mūsų muziejininkų indėlis į Lietuvos tūkstantmečio paminėjimą ir buvo šitos ekspozicijos sukūrimas, tai pagrindinis darbas ir buvo padarytas, ką buvom susiplanavę. Na, buvo ir kitų nemažų darbų, kadangi buvom parengę ir nemažai projektų ir parodų. Visą tai, ką buvom susiplanavę, įgyvendinom. Taip pat jau yra tokie dalykai kaip tradiciniai miesto, mūsų muziejaus renginiai, tai yra muziejų naktis, kurią organizavom 2 metai iš eilės ir kuri tikrai gauna pagreitį ir tokia įdomi tikrai ir miestelėnams, ir miesto svečiams. Mes manom, kad tai vienas toksai irgi labai ženklus darbas, tradicinis yra konferencijos organizavimas, Alytaus šviesuolių portretai, parodos apie Antaną Žmuidzinavičių. Tai, kad mes dalyvavome projekte, kurį rėmė Europos Sąjunga ir tas projektas jau pasibaigė, 21 amžiaus muziejininkų gebėjimų ugdymas ir mes sėkmingai sudalyvavom šitam projekte, labai pasisėmėm daug naudingų žinių ir pagauti tiesiog tos bangos praeitų metų pabaigoje parengėm naują projektą ir tikimės, kad ir ateinančiais metais mes galėsime tobulinti savo įgūdžius ir gebėjimus. O kokiamis naujomis idėjomis, kokiamis nuotaikomis pasitikot šiuos metus ir ką ketinate nuveikti? Na, kaip aš savo kolektyvui sakau, šiais metais tikriausiai mes turėsim labiau suremti pečius ir daryti darbus tokius, kurie galbūt šiek tiek primiršti buvo, pasivyti, žodžiu, tokius juodus ir nematomus muziejinius darbus, bet aš manau, kad 2 pagrindiniai dalykai mūsų laukia šiais metais, tokie esminiai. Vis tik mes laukiame baigties, Matučio memorialinio muziejaus likimo baigties, kaip jau mes žinosime, kad mes esame tikrieji to muziejaus savininkai, tai mes galėsim ir toliau tiesiog telkti pajėgas šito muziejaus veiklai, gyvinti, padaryti ją kitokią. Ir kitas dalykas, kadangi jau daug metų mes kalbam, kaip muziejus netelpa savo patalpose, kaip mes neturim saugyklų, kaip mes negalim tiesiog edukacinės veiklos savo išplėsti taip, kaip mes galėtume ją išplėsti, tai vis tik tai manau, kad šiais metais turėtų pajudėti kažkokie dalykai su muziejaus rekonstrukcija. Tai jeigu jau mes išspręsime šitos 2 klausimus pagrindinius, tai apie tai ir rutuliosis visa kita muziejaus veikla, todėl kad tikrai mes parašėm ir suprasdami, kad nelabai turėsime daug pinigų vystyti muziejaus veiklą, mes parengėm daug tikrai projektų, tik tai neaišku, ar jie bus palaiminti. Jeigu jau jie nebus palaiminti šitie projektai, tai mūsų veikla galbūt ir nebus tiek matoma ir tiek ryški, tačiau muziejinė prasme mes turėsime ką veikti. Todėl, kad labai turim daug eksponatų, tie eksponatai laukia priežiūros, kiekvienas turi būti apšokinėtas, apglostytas, o per tokius kasdienius darbus, per parodas, per renginius mes dažnai neturim laiko jiems tiek dėmesio skirti, o dėmesio reikia. Žodžiu, kaip supratau, Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai neketina pasiduoti pesimistiniam nuotaikom, kurios sklando aplink ir sako, kad būtent kultūra labiausiai nukentės, o ketina dirbti toliau ir džiuginti alytiškius naujomis parodomis ir naujais renginiais. Taigi linkime jums sėkmės ir naujų idėjų įgyvendinimo. Ačiū Jums labai už gerus palinkėjimus ir mes tikimės, kad nepaisant to, kad visur aplinkui skamba vien tik tai krizinės nuotaikos, aš manau, kad yra dalykų, kuriuos mes galime padaryti ir naudodami mažai resursų. Dzūkijos sostinė Alytus toli gražu ne Holivudas. Tačiau į kinematografui nusipelniusių Lietuvos miestų sąrašą jis tikrai pateks.
Juk net retas didmiestis gali pasigirti kone kasmet tampantis filmavimo aikštele. Prieš keliarius metus sukūręs dokumentinį filmą Dzūkų laidotuvių apeigos, kurį alytiškiai pripažino didžiausiu 2007 laimėjimų kultūros srityje, režisierius Robertas Šarknickas netrukus baigs paskutiniuosius meninio filmo Nepalikit prašau kūrimo darbus. Ir galbūt jau šių metų balandžio mėnesį pakvies į premjerą. Alytiškio režisieriaus Roberto Šarknicko meninio filmo Nepalikit prašau kūrėjų komandos brandolį sudaro alytiškiai. Filmo operatoriai Robertas Kisielius, Kęstutis Krivas, Gintaras Galbokis, Andrius Černiauskas, muziką kuria Arvydas Mikalauskas. Dailininkės Dalia Miliauskienė, Gerda Pesteinkienė, Lina Klebauskienė. Filmo scenarijų padėjo suredaguoti Stasė Nedzinskienė ir Ina Dumbliauskienė. Meninis filmas Nepalikit prašau montuojamas Alytaus regioninės televizijos studijoje. Filmo žanras drama. Žiūrovus turėtų pasiekti šių metų balandį. Šiaip jau mes peržengėm filmo visą pusę. Dabar gal net dvigubai gal peržengėm ir iki finalo mes jau po trupučiu artėjam, jau matome, kaip sakant, šviesą tunelio gale. 4 mėnesius dirbam prie šito filmo su montavimo darbais. Aišku, tai varginantis dalykas yra, nes ne kiekvieną dieną ir gali, ir kiti užsiėmimai vyksta. Tačiau visada mintise lieka tas filmas, tas procesas visas ir ačiū Dievui, kad jau matom tą šviesą. Dabar laukiam kompozitoriaus Arvydo Mikalausko darbo pristatymą. Buvo 3 kompozitoriai, pasirinkami iš 3 jį būtent, nes jisai muzikinė karjeroje yra įdomus žmogus kaip kūrėjas. Ir dar dėl to aš jį pasirinkau, kad tai vienas iš vyriausiųjų kompozitorių, kuris gyvenęs tarybiniais laikais, tą dvasią atmosferą jaučia, žino. Ir be abejo, dėl to, kad jisai kaip kūrėjas man pasirodė yra įdomus. Sulig kiekviena diena vis ryškėjančiais filmo kūrimo rezultatais režisierius esą patenkintas, nors ir žvelgdamas į jau praėjusius kūrybos procesus nesiryžta teigti, jog tai bus tobulas jo kūrybinio darbo rezultatas. Aš negaliu teigti ir sakyti, kad tobulas, nes aš kiekvieną kartą, kai vėl peržiūriu šį filmą, sumontuota nepilnai, vis man kažko trūksta. Na čia kaip ir, sakykime, kūrėjui, bet kuriam, kuris pastato spektaklį, po spektaklį vėl dar kažką prideda ar nuima. Aišku, su spektakliais tai lengviau daryti, su filmu tai, ką jau padarei, viskas nebeišimsi. Pats esu asmeniškai vidumi gal patenkintas dvasinė prasme, nes tai, ką laikiau nuo mokyklos laikų išėjęs į gyvenimą, tai bene praėjo kokie 21-2 metai. Ir suprantate, laikyti visą tai dūšioje. Ir dabar, kai atsirado tas dalykas, kad patirtis, teorinės žinios, man leido tai visą išsisakyti kino juostoje. Na, kaip poetas išsikalba popieriaus lapo prašydamas eilės, tai šiuo atveju aš kino juostoje. Ir tam tikras jausmas, tas sunkus jausmas, jis nebeslegia manęs viduje. Aišku, randas yra išlikęs, bet ta prasme, tai įgyvendinau tai, ką aš norėjau, ta svajonė, kaip sakyti, išsipildė. O šiaip matysim, čia daugiau gal žiūrovai vertins ir visų pirma, šitas filmas buvo kūrimas, na, ne kritikams, nes vis dėlto tai čia visą šitą idėją sukūrė gyvenimus, tą vaikystę, tik beliko ją įgyvendinti. O kadangi jis išeis ir į kino teatrus, ir turbūt ir eterių sulauks po metų, tai automatiškai kritikai irgi tars žodį. Aš šiek tiek konsultuojuosi ir su Vilniaus geto režisieriumi Audriu Juzėnu, jo asistente Dalia, pasitariam taip toliau, nes tai vis dėlto mano yra pirmas darbas kaip meninis filmas. Tad aš žinau, kad tikrai gal nebus pagal visus reikalavimus kažkas įvykdyta, bet tačiau, kadangi tai pagal tikrą istoriją šitas filmas, tie vaizdai realūs yra, tai va tuo aš manau bus įdomus žiūrovui, nes jie prisimins ir tuos laikus, ir kartu šiuos laikus, nes filmo gale bus ir šie laikai.
Aišku, tu esi pagrindinis sumanytojas, režisierius, idėjos autorius ir viskas, kas tai gali būti, ir netgi aktorius, kiek aš žinau, kažkurioje vietoje teko tau pavaidinti, bet visgi ta palaikymo komanda, ar tu jauti tą palaikymą, tą geranoriškumą, ar turi į ką atsiremti, su kuo dirbti, galų gale daryti kurti šį filmą? Aš labai esu patenkintas dėl to, kad viso filmavimo proceso metu jaučiau palaikymą iš daugelio žmonių, neskaitant ten virš 300 filmavosi masinėse scenose, toliau technikos darbuotojai, rekvizito dekoracijų darbuotojai, kurie padėjo prie įvairių pastatų, kur filmuoti kokiose aikštelėse, ir tom lovom, patalinėm, klasėm, autobusais, transportais. Iš suaugusių žmonių labai daug jaučiau paramos ir be abejo didelė dalimi Alytaus verslininkų, nes aš be galo buvau patenkintas ir supratau, kad ta idėja turi būti įgyvendinta, nes tai yra aktuali labai tema ir jinai aktuali visam gal laikui, tol kol bus tie vaikų globos namai, kol mes neišrausime iš šito dalyko, iš savo visuomenės. Ir ta kūrybinė grupė, dabar gal aš artėju link operatorių, susižaidimas buvo neblogas, tai ir tas vieningumas labai jautėsi. Irgi, sakau, nebijokite, patarkite, tai jeigu kažkuriuose vietose, tai visada priimdavo aš jų patarimus, kai kur nepriimdavau, nes tai norėjau, kad tai būtų būtent, sakykime, tuo rakursu pasakyta, bet dauguma dirbo kruopščiai, profesionaliai ir dabar dirbau su montuotojų Alytaus televizijos montuotojų Aliumi, kuris jau jaučia puikiai mano tos pageidavimus, net kartais sakyti nereikia ir tiesiog klijuojam vieną po kitos sceną. Aišku, kažkur pasiginčiam, panalizuojame, bet tai tas ir turi būti. Jeigu tylėsime, vienas kitam nesakysime, na tai bus kažkas nenatūralaus ir tiek. Uklytė, pranas. Nepalik. Filmas Nepalikit, prašau pasakoja apie internate gyvenančios tėvų globos netekusios mergaitės Emilijos išgyvenimus. Dėmesys sutelkiamas į vidinį vaiko pasaulį, jo mintis, jausmus, kaip jis išgyvena dramą, kad pasaulyje yra vienas be tėvų. Uklytė, pranutė. Tai yra, žodžiu, mūsų 3 vaikų istorija, kuriame mes gyvename tarybiniais laikais internete. Ir ten būtent tam filme jokių muštinių, ten kaip žiauru buvo, tikrai nebus rodoma. Gal tik tai vienoje vietelėje. Tačiau svarbiausia bus atskleisti žmogaus vidų. Kaip tas žmogus gyvena vienas internete, kai išvažiuoja visi vaikai namo pas mamas, pas globėjus. Ir vat būtent vienam vaikui vis tekdavo likti savaitgaliais internete. Ir būtent tai jo tas dvasinis pasaulis bus parodytas tame filme, kaip jis tai išgyvena, kas atsitinka su juo, kai jis lieka vienas kambarį, koridoriui, valgykloj, girdi tik tai valytojos kibirą nešantį, dedantį ant grindų ir kas belieka, tik tai susidraugauti su ją, paprašyti jos būti mama ar močiute, nes tuštuma varydavo tiesiog iš proto tą žmogų, vaiką. Na ir būtent bus tame filme apie jo dvasinius tos išgyvenimus parodyta filme. Aišku, likimas labai taip nesėkmingai vis persekiojo tą vaiką, tai tą mergaitę, tiksliau pasakysiu, nes ją vis perveža iš vienos vietos į kitą. Kelionės. Tai kelionė į kitą internatą, iš vieno internato, tai globėjai pasiima, negali išbūti tame kaime, grąžina atgal į internatą, nes jinai nemoka pažinti to paprasto gyvenimo, kaip yra pas žmonės namuose. Ir išgyvena jinai ir praradimus, ir draugų praradimus, ir valytojos praradimą, auklėtojos praradimą. Žiūrėjau, filmas visą tai persekioja, tačiau visą tai jinai matydama, gyvendama, užauga stipri. Stiprių žmogumi tampa jinai. Ir pati sukuria šeimą.
Be žinomų vyresnės kartos lietuvių aktorių Nijolės Lepeškaitės, Gražinos Balandytės, Ferdinando Jakšio ekrane išvysime ir nemažą būrį alytiškių moksleivių. Alytiškio kuriamoje dramoje Nepalikit prašau pagrindinį Emilijos vaidmenį atlieka 12-metė Alytaus vaikų globos namų auklėtinė Joana Jacunskaitė. Ją iš kitų pretendenčių režisierius pasirinko dėl jautrumo, išskirtinio nuoširdumo ir gebėjimų įsijausti į vaidmenį. Dabar dauguma ne tik Lietuvos, bet ir Europos pasaulio filmuose galima išvysti daug neprofesionalių aktorių, tačiau ieškoma įdomių žmonių vidumi, išvaizda, kuo žmogus natūralesnis, įdomesnis, išraiškingesnis, tuo visada patraukia į kadrą. Ir, žodžiu, buvo skelbtas tas konkursas, atranka, savanoriai rinkomės tos vaikučius iš 500. Taip, Alytuje vyko, Varėnoje vyko, Rokiškyje vyko atranka, Alovėje vyko atranka. Žodžiu, plačiai geografinė prasme įsimėtęs tas konkursas buvo ir mes pasirinkom įdomiausius žmonės. Mums reikėjo tokių vaikų tiesiog, pasiutiškų veidelių, žinome, kokie tie yra vaikai, kitų namų vaikai. Tas nerūpestingumas, naivumas, neatsakingumas, tačiau tame yra kažkoks ir, grožis. Ar sunku buvo atsirinkti? Man nesunku buvo atsirinkti, nes aš jau žinojau iš gyvenimo, su kokiais aš pats vaikais gyvenau. Tiesiog beliko pasižiūrėti, kaip jie elgėsi prieš kamerą. Ir atpažinti juos. Ir atpažinti juos. Tiesiog aš net provokuodavau juos. Tik įeina į studiją ir sakau, labas, kuo tu vardu, jie šiek tiek sutrinka, o kiti nesutrinka. Va tie, kurie nesutrinka, tai įdomiausiai būdavo. Bet buvo ir tų sutrikimų irgi įdomiausių. Sakykime, viena situacija tokia buvo, kai berniuko paklausiau, ar tu galėtum pabučiuoti mergaitį į žandą. Tas berniukas labai toksai pasirodė įdomus, o kodėl tik į žandą, aš galiu ir į lūpas pabučiuoti. Iš karto va tokie vaikai yra įdomus. Tai čia buvo Alovėje ir pasakysiu, kad kaimo vaikai yra įdomesni negu miesto. Jie tokie daugiau nerūpestingesni, tokie mažiau gal mato to civilizuoto pasaulio, sakykime, nors ten aišku yra, bet ta prasme jie šiek tiek kitokie. Jie tokie naivesni, įdomesni man. Tai juos daugiausiai mes rinkomis. Ir dabar į filmą pasikvietėm dėka aktorės Rūtos Taliliūnaitės pagalbos aktorė Nijolė Lepeškaitė, kuri gerai žinoma iš filmo Virto ąžuolai vaidino Vlado Bagdono žmoną. Ir Ferdinandą Jakšį aktorių, jau alytiškiams gerai irgi žinoma, jis kone 50 metų taip pat filmuojasi įvairiuose filmuose, neseniai ką tik buvo filmuojamas ukrainiečių filmas Vilniuje, taipogi jisai nusifilmavo. Dabar, aišku, mes matome ir Nijolę Lepeškaitę šitam seriale TV3 televizijoje Moteris meluoja geriau. Kokiai auditorijai skirtas šis filmas? Kadangi filmas yra sukurtas, kas buvo tais tarybiniais laikais. Ir tame filme filmavosi daug vaikų, apie vaikus filmas irgi. Tai manau, kad bus įvairiai auditorijai, nes tie, kurie dabar užaugo, tie, kurie gyveno irgi internatuose, galų gale pati tema, tai bus, manau, įvairiai publikai. Kada alytiškiai gali išvysti šią premjerą? Taip, šią premjerą su nekantrumu ir laukia ir Dainavos kino teatras. Kai tik filmas buvo filmuojamas, jau išlėkė tiesiog direktorius iš kino teatro į tą filmavimą aikštelę. Robertai, kada labai norim, nes skamba ir ten, ir ten. Be to dauguma vaidino iš Alytaus miesto gyventojų. Tai tas noras yra didelis, laukiamas labai. Jisai buvo planuotas kovo mėnesį, tačiau dėl mano sveikatas tas filmas nusikels į balandžio mėnesį. Tai manau, kad balandžio mėnesį turėtų jau žiūrovai išvysti šį filmą kino teatre. Ir tave sveika, gražų ir gyvą. Tai sėkmės, Robertai, ir su nekantrumu lauksime balandžio mėnesio. Ačiū Jums. Šį vakarą tiek. Dėkui, kad buvote drauge su mumis. Susitiksime kitą kartą, lygiai po savaitės, tuo pačiu metu. Sudie.